Audioteka Verslui pristato Žmogiškieji iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis. Sveiki! Mes ir vėl susitinkame Žmogiškųjų iššūkių podcaste ir su jumis sveikinuosi aš, Valerija Buzėnienė. Mes ką tik pabaigėm visą seriją epizodų, kur kalbėjom apie personalo atranką ir ėjom gilyn, skirtingom temom kalbėjom. Ir iš jūsų gavau prašymą, kadangi jau ta epizodų serija pasibaigė, kad galėtumėm užkabinti šiek tiek panašią, tačiau iš kitos pusės. Tai tema šiandien bus apie tai, kaip ieškotis darbo, kai esi paieškose arba kryžkelėje karjeros, ką daryti ir kaip tai daryti geriausiai. Ir šiandien aš pasikviečiau kartu apie tai kalbėti Motivate įmonės atstovę Indrają Balevičiūtę Zemlę. Labas, Indraja. Labas, Valerija. Kadangi kalbėsim apie darbo paiešką, aš iš karto pristatysiu mūsų rėmėją. Trečią epizodą iš eilės mus remia didžiausias darbo paieškos portalas CV Bankas. Tai ypatingai tiem žmonėm, kurie šiuo metu dairosi naujų galimybių, labai rekomenduoju pasidairyti. Mes jau kalbėjom apie tai, kaip CV Bankas padeda klientams tiek su darbo skelbimais, tiek su paieška, tiek su testavimu. Tačiau, kiek man teko susidurti, jauni specialistai ne visada ir žino, kad darbo paieškos portalai yra. Jie galvoja, kad ten LinkedInas ar universitetai ar pažįstami ar kažkoks ratas. Tai labai rekomenduoju atsidaryti, pasižiūrėti, kiek visgi daug darbo pasiūlymų yra CV Banko portale ir taip pat, jeigu aktyviai ieškote darbo, užsiregistruoti, patalpinti savo gyvenimo aprašymą, nes tuomet jūs gausite dar ir asmeninius pasiūlymus, kurie atitinka jūsų kvalifikaciją. Matysite, kas peržiūri jūsų gyvenimo aprašymą ir taip galėsite galbūt greičiau susirasti tą galimybę, kurios norisi. Tai, Indraja, šiandien kalbėsim apie tai, kuo gyveni, kasdien matyti ir kvėpuoji, ne? Ir aš manau, kad tie, kas dirba personalo atrankos srityje, jie pirmieji iš savo draugų ir pažįstamų ir šeimos narių sužino apie tai, kad gal jau ir užkniso tas darbas, o galbūt ir išsikvėpiau, išsisėmiau, galbūt pagalvoju apie kažką naujo. Ir dažniausiai tas klausimas būna toks, reikia pagalbos parašyti CV. Ane? Nors iš tikrųjų tų patarimų yra labai daug ir CV esame rašę, ko gero, visi anksčiau ar vėliau, bet tas klausimas jis toks ganėtinai dažnas yra. Tai mes galime ir įsivaizduoti, žinai, kad tokia draugė ar draugas sėdi prieš tave ir tada, kad galėtumėm tiesiog pereiti per visus tos patarimus, kad tas, kas mus klauso, galėtų gauti įžvalgų, jeigu kartais neturi draugų personalo atrankos srityje. Tai jo, visada, net jeigu neturi, man atrodo, galima pabandyti paieškoti. Kai kurie tikrai mielai sutinka ir pakonsultuoti, ir papasakoti, ir tą CV peržiūrėti, bet, kaip sakiau, patarimai tikrai būna įvairūs. Tikrai esu mačiusi daug gyvenimo aprašymų, kur, su visa pagarba tiem, kurie tos gyvenimo aprašymus perrašo žmonės, bet tai būna ne apie juos. Tai mano pagrindinis patarimas yra, kad CV turi būti apie jūs. Ta prasme, jeigu aš, Indraja, rašau savo gyvenimo aprašymą, tai turi būti apie mane, tai turi būti apie tai, o tai kame aš geriausia, o tai kokią aš patirtį turiu ir tada, tai orientuoti į tai, ko aš noriu. Tai pagrindas, kas CV turėtų būti, vėlgi yra labai daug patarimų, kad sutilptų į vieną lapą. Nebūtinai, nesutilps, tai nesutilps, padarykim tai 1,5 lapo arba 2. Iš kitos pusės, nereikia rašyti absoliučiai visos gyvenimo istorijos, nes jeigu parašai visą gyvenimo istoriją, tada nebėra apie ką kalbėtis. Jeigu parašai labai trumpai ar ne, ten kažkurioje tai įmonėje dirbu projektų vadovų ir nepakonkretizuoji, tada klausimas, o kas tas projektų vadovas, nes skirtingos įmonėse skirtingai suprantame. Tai pirmiausia visada, ką patariu, tai turi būti trumpa, bet ne per trumpa, pakankamai konkretu, bet pasakyti esmę, pristatyti žmogų taip, kad būtų apie jį. Ta prasme, kad aš perskaitau ir aš suprantu, tokio žmogaus man visai būtų įdomu, kad jis mano organizacijoje dirbtų, galėtų atitikti tą poziciją, kurią mes ieškom žmogaus, ir tada aš jau jį pasikviesiu pokalbį. Iš principo, CV tai yra vizitinė kortelė. Jis tai yra tave pakvies arba nepakvies. Taip.
atidaranti duris, ne, į pokalbį. Tai tu jau užsiminiai, kad iš tiesų tas gyvenimo aprašymas, jis turi būti apie patį žmogų, ne? Ir dėl to, ko gero, verta suklusti ir nepulti pirkti kažkokių paslaugų, kur už tave viską padarysi, bet tuo pačiu metu labai svarbu, kad būtų jis ir kokybiškas tas gyvenimo aprašymas, ne? Tai turi pačiam žmogui patikti, nes vis dar tenka pamatyti tuos tokius senovinės formos, net nežinau, ar senovinės, tiesiog Europasą tikriausiai. Basic Europasas, bet Europasas bent jau dar turi tokias kažkokias formą ir tvarkos, ne? Bet kai atsidarai ir matai vordinę lentelę ir ten suversta krūva teksto, net atrodo neredaguota ir neišskirta, tada tiesiog ir sudėtinga skaityti ir klausimas kyla, ar tikrai tai yra tas geriausias CV, kuris tau pačiam patiks. Tai ką dažniausiai tenka nukreipti dėmesį tokių prašančių patarimų? Tai pirmiausia išsigryninti. Jeigu tai yra kažkokios labai senos pozicijos, visiškai jau nebetinkančios prie to, ką dabar žmogus daro, tai galbūt jų nereikia. Aišku, ten visą laiką visi bando išskaityti amžių iš gyvenimo aprašymo. Jeigu ten tas pozicijas nuimsi, patirties metus, studijų metus nuimsi, tikriausiai nebeliks to amžiaus. Kas, nei blogai, nei gerai. Vieni ieško vyresnių, kiti ieško jaunesnių, tretiem iš viso jokio skirtumo, kas kaip ir mes negalim diskriminuoti pagal amžių tie darbo ieškantieji, bet realybė yra kokia. Realybė yra tokia, kokia yra. Tai amžiaus nerašyti, Indraja. Amžiaus, kaip po amžiaus, aš tikrai siūlyčiau. Jisai yra toks apie nieką, ar ne? Tai kas, 50, 40, 20, 25, pakankamai matosi žmogaus patirties. Iš kitos pusės, kai kuriem amžius gali kišti koją, kai kuriem gali būti privalumas. Čia toks, kiek skaitančiųjų, tiek privalumų ir tiek trūkumų. O ko dar nerašyti? Tai aš sakyčiau, nerašyti per daug. Tai tas, kartais būna žmonės savo darbo aprašyme, ten dirbau to projektų vadovų ir išvardina ten 30 funkcijų, kur ten nurašai nuo pareiginės ir kiti vadovo paskirti darbai. Čia aš truputėlį šaržuoju, bet tikrai nepersistenkim. Prie vienos pozicijos 4-5 punktai ir to pilnai užtenka. Ta, ką labiausia darai, akcentuojant tai, kas pačiam gal labiausia, arčiausia širdies, su kuo labiausia norisi, kad asocijuotų ir dėl kokios pozicijos toliau pasikviestų. Tai ką rašyti, ko nerašyti, tai kartais, kalbant apie rašymą, padeda kažkokie dalykai, kur net nesugalvotum, kad padėjo. Aš, pavyzdžiui, į vieną darbo pokalbį esu buvus pakviesta visiškai savo karjeros pradžioj į poziciją, kuri, man buvo per aukšta tuo metu, nes aš turėjau metų patirtį atrankose, mane pakvietė dėl personalo vadovo darbo kalbėtis. O pakvietė dėl to, kad aš įrašiau, kad studentų atstovybėj dirbau. Tai čia toks niekada negali nuspėti, bet aš labiausiai siūlyčiau rašyti tai, kas labiausiai atspindi tave. Tai yra visuomeninė veikla svarbi, rašai tą visuomeninę veiklą. Jinai kažkokia tai praeitis ir jau visiškai tau, su jie savęs nebesocijuoji, neberašai. Kažkokiam tai patirtim didžiuojasi įrašai. Net jeigu tai buvo trumpos patirtis, ar ne, ten kartais būna pusės metų patirtis, ir kaip ir gal ne visada smagu rašyti, gal ten gali ją kažkaip paslėpti, nurodydamas tik tai metus, bet nenurodydamas mėnesių, bet jinai kažkokia yra, labai wow ir labai ten turi ką papasakoti ir labai tinka prie to, ką nori ateityje daryti. Tai tada ir rašom. Tai tas rašyti, nerašyti, toksai, rašyti tai, kas padės atverti tas duris, kurių nori. Ir tai, kas yra apie tave. Čia irgi, turbūt pirmų punktų reikėtų sakyti. Iš tų privalomų dalykų, tu paminėjai, kad amžiaus nevertėtų, ten, ko gero, šeimyninės padėties irgi nevertėtų rašyti. Nuotrauką, taip ar ne? Vėl priklauso nuo skaitančio, kaip jis asocijuos. Man patinka matyti nuotraukas, tiesiog tai daro tą CV gyvesniu. Tarsi tu matai žmogų, o ne tik tai kažkokią konkrečią informaciją. Užsienyje, tu negali netgi nuotraukų dėti kai kuriuose šalyse, nei nuotraukų, nei kažko, kas tave identifikuotų kaip lytį, rasę, dar ką nors. Tai Lietuvoje, kol mes dar to neturim, man kažkaip nuotraukas visai smagiai atrodo. Jeigu aš noriu, kad matytų, kaip aš atrodo, ar ne, aš ten, nežinau, galbūt esu reprezentatyvus, pats savo patinku, tai įsidėkim tą nuotrauką. Jeigu aš kažkodėl tai kompleksuoju dėl savo išvaizdos, tada nedėkim. Tai aš sakyčiau, kad, kiekvieną punktą rašant arba nerašant įsivertinti, kaip aš su tuo jaučiuosi, nes kiti žmonės tą pačią nuotrauką, oi, neturiu nuotraukos, o dabar čia nusivynę rašau vien dėl to, kad neturiu nuotraukos, reikia pasidaryti fotosesiją. Tai irgi neverta, tada nedėk to gyvenimo aprašymo.
į gyvenimo aprašymą. Nedėt nuotraukos ir viskas. Kaip pati forma, nes jeigu, kreipiausi į Andrąją pasakė, čia tau turėtų būti smagiausia, iš pradžių parašyk pats, tada atsiųsk man, aš peržiūrėsiu ir mes galėsim ten aptarti, dažniausiai tai būna. Kaip susirasti tą formatą, kuris, kaip įsikvėpti savęs, kas dabar čia madoj, kaip dabar priimta yra? Tai aš sakyčiau stebuklingasis Google'as, arba tas pats ChatGPT, kur gali paklausti, kokios formos yra. Ir tada pamatai, ar ne, man galbūt labiau patinka ten, ta pati lentelė kažkokia, tai, nebūtinai lentelė kaip lentelė, bet kad tai būtų labai struktūruota, formalu ir taip toliau. Kitam galbūt patinka čia vienokia spalva, čia kitokia spalva, dar kažkas. Tai to įkvėpimo aš ieškočiau internete. tą patį standartą, o tai kas CV turi būti parašyta, tas pats CV bankas, kurį paminėjai, tenais gali susidėti informaciją apie save ir jau turėsi tam tikrą formą. Taip, jinai visiškai paprasta, jinai visų vienoda, bet jau tai bus kažkokia tai forma, kuri ta prasme, nėra pati blogiausia, sakykim taip. Ir kurią gali naudoti kaip struktūrą, ne, o paskui visą tą informaciją jau galbūt ir kitus formatus perkelti, ne? Tiesa, yra dar ir įvairiausių tinklapių šiuo metu, kur gali įsidėję savo informaciją žaistis su pačiu formatu ir jeigu ypatingai tai yra kažkoks kūrybinis darbas, ne, tai labai mėgsta žmonės eksperimentuoti, įdėti galbūt ir vizualus ar kažkokius kitus dalykus, kartais netgi tinklapius padaro kaip CV formą, tai viso to tikrai yra, tik verta paieškoti ir susirasti, kas jums arčiausiai širdies, nes mūsų klausia daug, ne, kandidatų, ir jeigu visiems patarsi pagal savo patinkančius šablonus, tai ko gero visi pasidarys irgi vienodi. Jo. Kas dažniausiai užkliūna tau už akies, kaip kažkokios klaidos gyvenimo aprašymuose, ar ką dažniausiai tenka, į ką sureaguoti ar koreguoti? Man asmeniškai labai patinka ta tokia summary, kur žmogus aprašo save, kuris save identifikuoja. Nes galbūt aš turiu skirtingas patirtis. Dirbau ir marketinge, dirbau ir HR srityje, dirbau dar kažkur. O tai kas jisai yra? Tada žiūri ir nebesupranti. Žmogus tam aprašyme parašo. Aš ten esu HR profesionalas, nepaisant to, kad gal ta patirtis trumpiausia, bet dabar jisai nori tenais eiti. Tai man asmeniškai šita dalis tikrai yra vertinga. Dažniausiai viršui gyvenimo aprašymo rašoma. Tai kartais būna tenais vertybės nurodytos arba, tiesiog apie žmogų. Aišku, ne tas standartas, kur internetuose, kur apie tai, kaip tenais dirbu ir individualiai, ir komandai puikiai, arba ten prisitaikau prie pokyčių, ten koks nors esu perfekcionistas, čia mano didžiausias minusas, ką visi, ar ne? Visi čia nusirašo vieni nuo kitų, tai šitas nekabina. Čia kalbant apie klaidas. Tai rašyti tai, ką radai internete ir ką rašo visi, tikrai nebūtų tai, kas patrauks dėmesį iš gerosios pusės. Rašyti apie save, kur tikrai, kur jauti skaitai ir kartais jauti, žmogus aistringai tame ir tas labai kabina. Ta santrauka iš tikrųjų labai praverčia, ypatingai jeigu žmogus turi daugiau patirties, tai santrauka gali dar ir nurodyti į tai, kokia sekanti kryptis yra, ne? Nes jeigu dirbo ten ir ten ir ten skirtingose srityse, o gerai, o kaip apjungia tas sritis ir į ką dabar labiausiai orientuojasi. Tai jeigu jums patiems į gyvenimo aprašymą savo žiūrint kyla klausimas, o ką aš norėčiau, tai kitam žmogui tikrai kils toks klausimas, ne? Ir ta santrauka jinai labai gali padėti. Tu pradėjai kalbėti apie labai svarbią temą, apie tai, kokius netinkamus šablonus mes naudojam. Ir šablonus aš neturiu omeny formą ir formatas, bet kai visi mes esame komunikabilus, kai vienas kandidatas sakė, mėgstu komunikabiliuoti, ten ir komandiški, ir ten skaityti mėgsta, ir keliauti mėgsta, paklausi, ką skaitai, tai negali pasakyti vienas. Skaičiau kažką, laikraštį. Ką čia svarbu žinoti dar? Ta prasme, kaip galbūt netgi ir prie darbo aprašymo, prie pareigybės aprašymo irgi gali atsitikti tokia situacija, kad mes kažkaip suformulavom ne visai asmeniškai gal. Aš sakyčiau, tą, ką dabar sakai, tai CV yra vizitinė kortelė. Ir tave pakvietė į pokalbį. Tai ir tikėsis to, kas yra CV. Ir tada paklausia apie tą skaitytą knygą, ar ne, kokias knygas mėgsti, ir jeigu ta skaityta knyga bus viena per metus ir tai dar, nebūtinai pabaigta ar kažkokia tai... Ir pavadinimo neatsimeni. Ir pavadinimo neatsimeni ir apie ką neatsimeni, tai tikrai sau pliuso neužsidėsi.
Tai jo, tai čia, turbūt vis tiek apie tą autentiškumą tiek gyvenimo aprašymų, autentiškumas tai yra aš, kiekvienas mes vis tiek esam, kaip tas posakis yra, kad būk savim, nes visi kiti jau paimti. Tai apie tą, kad tai būtų apie tave, tavo pomėgiai, tavo tos gerosios savybės. Ir tą, ką prieš tai palietei, kad jeigu žiūri savo gyvenimo aprašymą ir tau neaišku apie ką tu, tai dar irgi labai noriu papildyti. Kuo gyvenimo aprašymas užduoda skaitančiam mažiau klausimų, tai tuo didesnė tikimybė, kad tave pakvies. Nes skaitau gyvenimo aprašymą, matau tarpą. Aš galiu interpretuoti, ar ne, galbūt buvo vaiko priežiūros atostogos. Tiek tėčiui, tiek mamai. Galbūt kažką kito veikia, o gal čia tiesiog nuslėpia darbovietės. Bet jau aš turiu savo galvoj dirbti, ir priklausomai nuo to, kokiu aš atsakymų prieisiu, tai aš tą žmogų arba pakviesiu, arba nepakviesiu. Tai yra kažkoks tarpas, parašykit, ar ne, vaiko priežiūros atostogos, sabbatical, ten dar kas nors, ar ne, keliavau ten po tolimą šalis. Tai gal galiai ieškausi darbo, ar ne, gal freelancinau, gal ten career breakas, gal dar kažkas. Tai visą šitą reikėtų nurodyti. Dažnai žmonės kartais iš to nurodymo persistengia. Tai reikia viską atskleisti, čia mane atleido iš darbo, tai taip ir parašysiu. Nereikia, nešaudykit savo į koją, nereikia. Tai paklaus per pokalbį. Tai dar čia norėjau labai papildyti apie tą CV su klausimais. Jo, mes su tavim šiek tiek užsiminėm, kad, žodžiu, nereikia šablonais rašyti šabloniniais žodžiais, bet aš dabar galvoju, klausimas gali būti ir iš kitos pusės, ne? Dabar, kai visi kalba, kad CV skaito robotai ir jeigu ten robotą nepraeisi, prie dirbtinį intelektą nepraeisi atitikimo, ne? Tai tada ir nepakvies tave į pokalbį. Ne? Tai jeigu, pavyzdžiui, ten skelbime parašyta taip, tai tada tų pačių žodžių ieškos tas dirbtinis intelektas ir gyvenimo aprašymą. Ar yra tame tiesos, ar visgi mes čia tą klausimą turim padėti į šalį? Aš asmeniškai nežinau dar Lietuvoje nei vienos įmonės, kur robotai skaito. Turbūt čia toks wannabe kada nors. Užsienį tikrai to yra didžiosiuose kompanijose, bet Lietuvoje man neteko. Vėl galbūt aš klystu, bet tikrai nemanau. LinkedIn'e yra tas funkcionalumas, kur kai yra gyvenimo kai yra skelbimas ir jame nurodo, kokius tu skillsus turi turėti, tai tada tau kaip kandidatui parodo, kad važiuok, tu atitinki ten 80% ar tik 50% ar panašiai. Gal tada apsimoka tą įgūdį įsirašyti savo į LinkedIn'o profilį, bet vis tiek skaiti žmogus. Ir LinkedIn'as, jeigu aš gerai atsimenu, tai neatsiunčia. Ta prasme, kai jau aš, kaip gaunantis CV, gaunu tą gyvenimo aprašymą, aš nebematau, kiek jis atitinka tų kriterijų. Ta prasme, čia tik tai žmogui, kad žiūrėk, tu čia atitinki, tai gal tu paaplikuok, tu būsi ten top 1 ar 10. Okay, tai kol kas neverta bijoti. Ne. O tada klausimas toks, ar reikia savo gyvenimo aprašymą koreguoti pagal tai, kur siunti? Turbūt ir taip ir ne. Labai priklauso nuo pozicijos. Kaip kalbėjom apie tą atvejį, kur turiu skirtingas patirtis. Marketingas, personalas, dar kažkas. Tai jeigu aš turiu tas skirtingas patirtis ir man tas pats, ar dirbti marketingą ar personalę, nes vienodai patinka, tai tada ten, kur siunti marketingui, pakoreguosi vienaip, kur siunti personalui, pakoreguosi kitaip. Pakoreguosi, tai turime plačiau, tiesiog skleisti. Taip, tą sritį išskleisti tą dalį, o kitą pamažinti. Bet jeigu tai esu aš su savo tą patirtim, kokią turiu, neprikoreguosi prie kiekvieno. Tai manau, kad tikrai neverta. Tas pats LinkedInas. LinkedIno irgi nepakoreguosi kiekvieną kartą vien dėl to, kad LinkedInas apskritai tave visi mato ir tada gali tave pakviesti, ar ne, gali pasakyti, kad žiūrėk, gal pasikalbam, aš čia turiu tokią ar anokią poziciją. Tai niekada negali žinoti, kas tave pastebės ir dėl kokios pozicijos pakalbinsi. Tai turi būti apie tave, kad tave pakalbintų tas, kas tu nori, kad pakalbintų. Lygiai tam pačiam CV banke arba kitose portaluose, irgi gyvenimo aprašymų nekoreguosi kiekvieną kartą. Ten, man atrodo, gal yra funkcionalumas, kad gali kelis tos gyvenimo aprašymus turėti, bet
aš siūlyčiau tos kelis turėti nebent tokiem atvejam, kur yra, keletas tų variantų. Beje, visai neseniai čia buvo labai plačiai diskutuojama globalių mastų netgi tarp personalo atrankos specialistų, žodžiu, kad vyksta tokia įdomi labai tendencija, jau yra įrankiai, reiškia tinklapiai arba programėlės, kur tu gali savo gyvenimo aprašymą įsikelti ir dirbtinis intelektas, tai algoritmas, jis ieškos pagal tavo užduotus parametrus darbo skelbimų, koreguos tavo gyvenimo aprašymą atitinkamai prie to skelbimo ir už tave automatiškai siūs. Tai reiškia, ten buvo padarytas toks eksperimentas, kad per naktį žmogus pasirašė gyvenimo aprašymo, užsistatė ir per naktį ten išėjo ne 100 tų gyvenimo aprašymų iš jo akaunto į skirtingas pozicijas, tada jis ryte atsikelia ir gali žiūrėti, kas ten ką sureagavo ar nesureagavo. Kokia tavo nuomonė? Ar gauni jau masiškai kažkokį gyvenimo aprašymą, kur jauti, kad galbūt čia ne žmogus siuntė? Ne. Dar reiktų pasakyti, kad aš labai retai skelbimus dedu. Aha. Tai aš labai retai gyvenimo aprašymus gaunu, aš pati žmonių ieškau. Bet ir iš kolegių, nes kolegės dažniau deda skelbimus, tikrai nesu girdėjusi, kad taip masiškai gautų. Aš vėlgi manau, kad čia dar ne Lietuvos aktualijos. Tai dabar su tavim pakalbėsim ir pradėsi atgauti. Jau ir tada bus visi vienodi. Ne, kaip tik bus priderinti prie skelbimo. Jo, bet visi priderinti vienodai. Jo, tame tiesos yra. Indraja, tu šiek tiek užsiminėjai apie LinkedIną. Kad LinkedInas ten turi funkcionalumą pagal tos įgūdžius, reiškia priderinti. LinkedIno profilį šiuo metu dažnas iš tiesų jau turintis patirtį turi tą profilį, yra užsipildęs. Koks yra skirtumas tarp CV ir LinkedIno profilio? Iš vis, ar LinkedIno profilis neatstoja gyvenimo aprašymo, ar jį vis dar verta rašyti? Tai aš tikrai esu labai daug žmonių kalbinusi, kurie neturi net gyvenimo aprašymų. Tai iš tos pusės, sakyčiau, neverta. Bet jeigu aktyviai ieškai darbo ir ta pozicija, dažniausia, kai yra jau aukšto lygio vadovų pozicijos, tai jau jie nebesiregistruoja CV Banke, CV Online ir kitose portaluose, tai dažniausiai jie tiesiog turi galbūt gyvenimo aprašymą pasirašę, o galbūt ir neturi. Ta pati LinkedIną ten padarai, kad tau PDF-ą padarytų, ir viskas, ir tu jau turi savo gyvenimo aprašymą. Bet jeigu tai yra, kažkokia paprastesnė pozicija, dar nesate ten tiek karjerų pasiekęs, tai tada turbūt ne tai, kad turėti gyvenimo aprašymą, bet užsiregistruoti visose įmanomose portaluose, apsiskelbti atrankų įmonėm, tai atrankų įmonėm galbūt būtų smagiau siūsti ne tą CV iš portalo turėti savo, bet vėlgi nėra blogai nusiųsti ir tą CV iš portalo, tik tiek, kad jisai bus toks pats kaip visų ir neįsimins. Tai sakau, toks kaip ir nebūtina, bet jeigu nori didesnės klaidos, tai tikriausia gerai turėti. Ir dažniau, ko gero, LinkedIne mes rašom glaušiau, o gyvenimo aprašyme jau tada šiek tiek gali ir kažkokius galbūt, ir, kaip tu sakai, senesnę, bet aktualią informaciją įtraukti, arba papildomai apie save kažką pasirašyti, kažkokius apie pomėgius ar apie kažkokias užklasinės veiklas, ko LinkedIne nebūtinai atsispindės ir labiau ten, toks profesinis tinklas yra, ne? Tai galima vėlgi galvoti, kiek praskleista informacija ta bus, kiek mes norim, galbūt kai kurie ir nenori labai daug dalintis LinkedIne, tada gali turėti failą atskirą ir jį siūsti tik tai tam, kam nori siūsti, ne? Aš sakyčiau, kad vėlgi įvairiai. Tų LinkedIno profilių irgi yra tokių įvairių, yra, kur žmonės lapą prirašo vien tam summary savo, ta dalis yra about, vadinasi LinkedIne. Tai yra ir tokių, yra, kur ten kiekviena pozicija aprašyta, tiek teksto. Tai vėlgi labai skirtingai. Vienintelis, ko tikrai reikėtų, tai kad atitiktų gyvenimo aprašymas ir LinkedInas. Tikrai kartais matau, kur žmogus atsiunčia gyvenimo aprašymą arba tam pačiam duomenų bazėje susirandi, pasižiūri LinkedIną, net pavyzdžiui būna nuorodai LinkedIną, pats žmogus įdėjęs, pasižiūri ir ten ne viskas atitinka. Tai tokių klaidų derėtų vengti.
Nes jeigu patikrins, bus tiesiog nesmagu. Ne, o tai kodėl neįrašai? Tada natūraliai, ten, kur sakiau, kad kuo mažiau klausimų kiltų, tai tada iš karto labai smalsumą žadina, ar ne? Aha, o kodėl čia šito neįrašai, o kodėl tas nepasirodė svarbu? Čia nekalbu apie tai, kad ten kažkokias praeities pozicijas. Pavyzdžiui, per vidurį, ar ne? Tos pačios pozicijos ten pusę metų dirbau kažkur ar dar kažką. Tai, ir vienam yra, kitam nėra, ar ne? Žmogui tikriausiai atrodo, kad jisai, jeigu tai jisai gyvenimo aprašymą sukūrė be tų pozicijų, o LinkedIn'e jos yra, nes tiesiog jisai ten vis atsinaujina tą karjerą tada, kada atsinaujina, tai tikriausiai atrodo, kad jisai kažkaip patraukliau atrodo tada, kada tų pozicijų nėra įrašęs. Tai tada, o kodėl jos nepatrauklios? Ne? Čia toks, čia turbūt ko nepasakai, tai tą labai norisi paklausti. Čia labai geras tavo tas paminėjimas. Tai LinkedIn'e, aišku, žmogus gali dėl kažkokių priežasčių ir nerašyti kažko, ne? Arba, tarkim, nepaminėti. Bet aš prisiminiau vieną atvejį turėjau, kur kandidatas siuntė CV ne pirmą kartą, jisai siuntė bet aš kadangi labai ilgai atrankų agentūroje dirbusi, aš radau 3 variantus siūstus su dideliais tarpais ir kur visiškai ne tai, kad nepaminėta, o datos skirtingos pradžios, pabaigos ir ten matosi, kad sąmoningas darbas padarytas pakeisti. Tai tada, nori, nenori, jau atsiranda toks nepasitikėjimo klausimas. Tu eini į tą pokalbį jau norėdamas tikrinti, o tai jeigu eini. Tai vis tiek tu klausinėsi ir tu klausinėsi jau su noru tokių išsiaiškinti, kas ten įvyko. Ne? Tai aišku, to mes norim išvengti, mes norim, kad visgi tai būtų, kaip tu sakai, kuo mažiau klausimų kiltų ir kad tai būtų toks labai aiškus bendradarbiavimas, norint įsivertinti iš abiejų pusių. Tikrai taip. Na tai jeigu mes, tarkim, pasirašėm gyvenimo aprašymą, užsipildėm LinkedIn profilį, kad mus ten ieškotų, galėtų Indraja susiekti, kai medžioja kandidatus, motyvacinis šiuo metu reikalingas ar ne? Yra įmonių, kurios jau prašo, bet jeigu neprašo, tai manau, kad nereikalingas. Kas šiuo metu atstoja tą motyvacinę, ar iš vis tiesiog siunčiam CV ir tiek? Jeigu prašė tik tai CV, manau, užtenka tik tai CV. Nebent. Ne visai atitinki poziciją, bet kažkodėl tai labai nori ir manai, kad tikrai galėtum. Tai galbūt tada verta parašyti. Bet ne faktas, kad atsidarys. Tai geriau tada visą tą sudėti, į tą viršutinę about dalį. O tai kodėl aš čia toksai ir labai noriu pas jūs ir tikrai manau, kad sukursiu vertę. Ir pačiam laiške galima irgi šiek tiek užsiminti, kodėl aš siunčiu, kodėl aš kandidatuoju. Laišką vėlgi ne visada paskaito. Ne visada. Jau tikrai atsidarys, nes ieškos ten tos informacijos. Ar paskaitys visą tekstą klausimus, nes labai mažai to laiko skiriama CV skaitimui. Ir dažniausiai tada, ko ieškai? Ieškai atitikimo tarp to, ko ieškai ir to, kas yra CV. Turi nusimatęs must kriterijus, ir tada juos turi atitikti. Jeigu netitinka tų privalomų kriterijų, tu tiesiog daugiau nesigilinsi. Jeigu yra kažkurie kriterijai lankstesni, radai tos, kurie atitinka, tada žiūri toliau. Tada jau gal paskaitysiu ir tą motyvacinį, jeigu ten, gali tą poziciją, gali tai pozicijai kandidatuoti žmogus, kuris turi mažiau šiek tiek patirties arba mažiau ten atitinka tai, kad tu surašys skelbime, negu jis iš tikrųjų to yra daręs. Ok, aišku. Tai tada apgalvojam, ten gyvenimo aprašymą, LinkedIn'ą, pasižiūrėjom darbo paieškos portalus, jeigu reikia užsipildėm. Tu užsiminiai, kad žodžiu, mes galime agentūrom prasinešti apie tai, kad domimės, galim užsiregistruoti ir portaluose. Ką dar reikėtų daryti, norint susirasti naują galimybę? Tai vėl priklauso nuo to, kiek jau gali atvirai sakyti. Jeigu tu dabar dirbi darbe, tai turbūt ten visiems nepasiskelbs, bet visi mes turim draugų, visi mes turim pažįstamų, tai apsiskelbti jų ratui tiek, kiek gali, tiek, kiek konfidencialumas leidžia. Vėl kažkokie tai netvarkingo renginiai, galbūt juose yra kažkokia galimybė. Įmonės, kai kurios daro atvirų durų dienas arba kažkokius tai vėlgi renginius pristatyti kažką tai, ką aš čia dabar greitai darysiu ir gal man ten reikia žmonių. Tai tiesiog dalyvauti tenais, vėl palikti savo duomenis. Galų gale yra įmonės, kurios labai tave domina. Išsigrynink, prisistatyk joms, ten kokiu nors keliu, kokį jie numatė, kai kurie numatė kelią, kai kurie nenumatė. Tai dažnai būna, kad ten karjeros puslapis, kur gali užpildyti, kad aš čia labai noriu, ir ten traukit mane į duomenų bazę. Jeigu įmonė to neturi, galbūt galima bandyti arba susirasti jų personalo žmogų, arba blogiausia atveju per administratorių, o gal rasti kontaktą prie įmonės vadovo, arba ten vadovo to skyriaus, į kurį tu norėtum. Tai tiesiog, čia yra darbas. Tai tu sakai, reikia siūlytis. Dažnas kandidatas sako, kaip siūlytis, kaip pačiam čia dabar siūlytis?
Tai čia turbūt vėl, vieni siūlysis, kiti nesisiūlys. Vieni turi tą svajonių įmonės, kiti neturi. Tai jeigu tu jau turi svajonių įmonę, nu ir jinai tavęs neieško šiuo metu, nu tai nieko neprarasi pasisiūlydamas, o gal atrasi. Tai vėl, čia turbūt tas, aišku, irgi apie pasitikėjimą savim, apie tai, kiek tu žengsi tą žingsnį. Jo. Tu paminėjai, kad ieškoti kontaktų, ar tai būtų HR-as, ar tai būtų vadovas, iš tiesų, ką galbūt verta labai dar įsidėmėti arba apgalvoti, kad dažnai įmonė turi rekomendavimo sistemas. Ir jeigu jūs galite sau leisti pasidalinti tą žinią ir turite kažkokių pažįstamų, kurios dirba tose įmonėse, kurios jūs ypatingai domina, tai galbūt verta kaip tik taip atvirų tekstų ir užsiminti, kad žiūrėk, aš norėčiau, kad tu mane rekomenduotum, nebūtinai netgi į konkrečią poziciją, o tiesiog rekomenduotum, nes kiekvienas personalo skyrius labai vertina darbuotojų pačių įsitraukimą ir kai jie rekomenduoja vienus ar kitus išorinius kandidatus. Tai tą irgi nepamirškite ir tikrai šitu būdu verta pasinaudoti ir panagrinėti bent jau jį. Taip. Siunčiu visur savo gyvenimo aprašymą ir nieks nereaguoja. Ką daryti? Nu taip, pasižiūrėti pirmiausia tą gyvenimo aprašymą. Tai čia numeris 1, vėl kiek jis yra apie tą žmogų ir ar, nežinau, paprašyti draugų, kad pasižiūrėtų, jeigu pavyksta rasti kontaktų nuo tų pačių personalo žmonių, kurie daug tų gyvenimo aprašymų matė, taip pasiūlyti jiem, paprašyti, kad jie pažiūrėtų. Galų gale, tokių nėra, bet esi pasiruošęs susimokėti, tai tą patį karjeros konsultantui susirasti, kuris irgi gali pasižiūrėti tą gyvenimo aprašymą. Tai čia numeris 1. Kitas, pasižiūrėti, o kur tu kandidatuoji. Gal visiškai ne tos pozicijos, kuriuom apskritai tokį žmogų, su tokia patirtim žmogų svarstytų įmonė. Tai įsivertinti, kur kandidatuoji, pasigalvoti, kokius tu turi lūkesčius, gal reikia lūkesčius nuleisti, gal kaip tik kandidatuoji per žemas pozicijas. Tai turbūt 2 pagrindiniai. Pirmas, pasižiūrėti savo gyvenimo aprašymą, antras, pasižiūrėti, kur kandidatuoji. Iš kitos pusės, o gal labai mažai kandidatavai, gal turi 3 svajonių įmonės ir per 4 mėnesius buvo 3 skelbimai. Ir jie atrado vidinį žmogų ir ten nepasikvietė nei vieno išorinio kandidato, nors tu nuostabiai tikai pagal tuos visus kriterijus ir tikrai būtų kvietę, bet kažkas viduje suaplikavo, laimėjo ir viskas. Galbūt tiesiog buvo įsidėjęs skelbimą, kad pasitikrinto kokia rinka, tai įmonės vis dar tą daro. Ir tiesiog tai visiškai ne apie tave. Neįvyko tas. Taip, neįvyko net CV peržiūra. Taip. Galbūt CV nusintė pačioj pradžioj, o jie ten praėjus mėnesiui, tada, kada skelbimas galiojo, tik tai pradėjo žiūrėti, pasikalbino pirmus 10 ir jau tada tavęs nebekalbino. Tai gali būti ir tų priežasčių, kurios yra ne apie tave, bet reikia pasižiūrėti viską, kas yra apie tave. Tai yra, koks tavo gyvenimo aprašymas ir tada, kur kandidatuoji. Ar tai atitinka. Tu užsiminei kiekybę, kad galbūt nepakankamai išsiuntė. Ar yra kažkokios gairės, ar kaip geriau daryti, kad visgi pasiektum tą rezultatą? Matai, klausimas, kokį rezultatą nori pasiekti. Ar tiesiog įsidarbinti, tai tada siunti visur, kur tik tai kas laukia, ir tada vis tiek kas nors pakvies ir kas nors įdarbins. Nebūtinai ten, kur nori, nebūtinai ten, kur tau patiks, nebūtinai už tą atlyginimą ir nebūtinai tokiam pareigom. Tai va čia vienas kelias, ar ne? Esi desperate ir tau tiesiog labai reikia darbo. Kitas kelias yra, kur tu galbūt dirbi ir pakeistum, jeigu būtų geriau. Tai galbūt tas vienas CV per mėnesį yra pakankama ir tu po 0,5 metų ar po 8 mėnesių rasi tą svajonių darbą, kur tu galėsi pereiti. Jeigu žmogus gali sau leisti, tai idealiausia, kad jisai siūstų ten, kur jisai tikrai nori. Ten, kur jam atrodo, kad jisai ir panaudotų savo gebėjimus ir to pačiu duotų įmonei naudos. Tai čia idealu. Ir čia turbūt skaičiaus nėra. Priklauso nuo to, kokia rinka tuo metu, kas ko ieško. Yra dar tas dalykas, žinai, kad kartais nuėję pasikalbėti į pokalbį mes šiek tiek pasitreniruojam, ne? Tai galbūt netgi jeigu imat labai siaurai ir norit įsidarbinti tik vienoje įmonėje, ar ten 2 įmonės, ar ten labai, galbūt verta pasižiūrėti šiek tiek plačiau tam, kad nueitumėt ir prisimintumėt, kaip save parduoti, kaip save pristatyti, kad išgirstumėt, ko per pokalbius klausia, nes, pripažinkime, kai kurie žmonės iš tiesų pereina sėkmingą karjeros kelią, nebūdami atrankos procese net kartais nei karto, ne? Nes tiesiog susiklosto taip aplinkybės. Tai jeigu jūs pirmą kartą arba po ilgo laiko priėjote tą tokį žingsnį, kad reikės ieškotis darbo, kartais verta nueiti netgi ten, kur galbūt ne visai 100% jums patinka, ar ne visai atitinka jūsų lūkesčių, tiesiog tam, kad
šiek tiek pasibandyti ir pasimatuoti tą kandidato mundurą, marškinėlius, ne? Tikrai taip, tikrai variantas, bet tada turbūt reikėtų eiti kelis, nes tai, koks bus vienas atrankistas, ne faktas, kas bus kitas, kad bus trečias. Ta prasme, 100% standartų nėra. Labai priklauso nuo to, kokia to žmogaus patirtis, kiek jisai ten laiko dirba, kiek apskritai tos atrankos, ar čia viena koja, ar jisai vien tik tai tuo užsiima, apskritai kokia asmenybė. Na, tiesiog nuo to priklausys klausimai, priklausys atmosfera, nes tu gali, nepataikyti, sakykim taip. Ir ta galvos, o Dieve, kaip baisu, nemoku pokalbiuose elgtis, kaip čia buvo nejauku, kaip čia visa kita, nors viskas su tuo žmogumi yra okei, bet taip kartais pasitreniruodamas gali irgi, nepataikyti. Ja. Ir ką dar galima iš tikrųjų daryti, kad prašyti grįžtamojo ryšio, nes jeigu tu eini pasitreniruoti, arba net ne pasitreniruoti eini, bet grįžtamojo ryšio, jeigu jis jums yra reikalingas ir jeigu jūs esat pasiruošę jį priimti, nes dažnai labai būna ir tokių situacijų, kad grįžtamą ryšį išgirdę kandidatai pradeda ginčytis ar įrodinėti, kad nėra taip, yra kitaip, tai iš tiesų, jeigu klausėte, tai turite būti pasiruošę išklausyti tą grįžtamą ryšį. Ne? Labai dažnas iš kandidatų klausimas dar būna, pamačiau darbo skelbimą iš įmonės, kurioje labai norėčiau įsidarbinti, bet aš jau 2 kartus ten dalyvavau ir netikau. Tai ar verta siųsti 3 kartą? Tai turbūt vėl viskas priklauso nuo situacijos. Kada dalyvavau, į kokią poziciją, kokio didumo ta įmonė, jeigu to įmonėje ten 20 žmonių ir vėl tam pačiam vadovui siunti, gal galima tiesiog ten susirasti jo kontaktą ir parašyti labas ar labą dieną. Matau, kad ir vėl ieškot, mane ta pozicija domina, ar jūs mane prisimenat. Jeigu neprisimenat, galiu ten vėl ateiti, pasikalbėti, bet tiesiog ar verta gaišti jūsų laiką. Tai vėl, sakau, labai priklauso nuo situacijos. Jeigu tai yra didžiulė kompanija, tai ne faktas, kad tas pats atrankistas, arba tas pats vadovas, arba tas pats skyrius, tai ne faktas, kad jūsų gyvenimo prašymą dar turi. Taip, ir dar prisimena kas nors. Gal jau tie žmonės visi nedirba, gal jau ten visiškai pasikeitė situacija. O kartais tiesiog dėl GDPR, dėl duomenų apsaugos jau ištrinti yra duomenys ir jūsų net negali su jumis susisiekti. Ne? Tai tą turėkite omenyje, kartais verta tikrai pakartoti tą gyvenimo prašymą. Žinoma, jeigu tai yra 3 kartas per 3 mėnesius ir ta pati pozicija, tikriausiai tada galbūt priežastis ne ta. Taip. Stebėdama pokalbius, kandidatus pokalbiuose, ką dažniausiai pastebėjot, kokie klausimai sukelia daugiausiai gal tokio kažkokio pasimetimo iš kandidatų pusės? Turbūt yra 2. 2, tai vienas, papasakokit apie save, žmonės nežino, ką pasakoti. Prasme, jiem kaip ir, tas papasakokit apie save yra tokia, kaip ir dovana, nes tu gali save pateikti iš pačios geriausios pusės. Tai, ką tu apie save nori pasakyti. Bet žmonės pasimena, tada, kada čia pasakot, ar čia pasakot nuo studijų, ar jau čia pasakot nuo darbo, ar čia tik tai paskutinės darbovietės ir pradeda garsiai apie tai kalbėti, kas irgi viskas okei. Bet tai yra tas klausimas, kur labiausia pasimeta ir apie atlyginimo lūkesčius. Apie atlyginimo lūkesčius dažniausiai pasimeta dėl to, kad kaip ir labai noriu, pozicija įdomi, bet bijau pasakyti per daug, nes kaip ir galima būtų su manim dėrėtis, bet jeigu pasakysiu tą jau savo minimalę sumą, iki kurios dėrėtis, tai turbūt man, tada tikrai jau negalėsiu kandidatuoti į tą daugiau. Ir toksai pasimetimas, o tai ką pasakyti. Tai iš karto galbūt patarimas tai vietai. Tai taip ir sakyt, tai kas vyksta galvoj, tai ir sakai. Šiaip tai noriu tiek. Ar ne, bet man šitą poziciją labai įdomi. Aš būčiau pasiruošęs dėrėtis. Aš seniai dalyvavau darbo pokalbiuose, aš nežinau kokia dabar rinka, dabar uždirbu tiek. Kaip ir norėčiau likti prie to pačio, bet šitą poziciją man įdomi, tai jūs pasakykite, kokios jūsų sąlygos būtų ir tada aš galėsiu pagalvoti. Taip, ir tada darbdavys galės tiesiog galvoti, kiek jis nori motyvuoti, šiek tiek galbūt kilstelti. Arba galbūt jisai negali kilstelti, tada jisai šiek tiek pasiūlys mažiau, bet žmogui tai yra okei, nes galbūt dėl kažkokių tai priežasčių kitų, ten aukštesnė pozicija arba kitokia pozicija, kitokia įmonė, karjeros pokytis ar dar kažkas. Dažniausiai tokios keblios situacijos būna dabar jau lengviau orientuotis, nes nurodomi yra rėžiai į darbo skelbimuose. Anksčiau ten iš vis tardymas buvo ir toks atspėk mano kainą žaidimas. Bet dabar dažnai, ko gero, tas atsakymas nuskamba toks, tai aš mačiau rėžius, man tinka. Ne? O rėžiai gali būti nuo iki, jie gali būti labai platus. Ne? Ir tada vėlgi ne visai padeda tas atsakymas.
Bet čia atrankisto darbas, tai paklausiu dar kartą. Aš sakysiu, tai vardinkit konkrečiau. Jo, bet iš kandidato pusės mes norim, kad visgi būtų toks argumentuotas atsakymas, ne? Koks yra lūkestis ir kaip tai atrodo kontekste. Tikrai taip. Ką dar, kokiu dar turėtum patarimų pokalbiui jau? Tai vėl grįžtų prie CV, kad tai, kas ateina ir tai, tas žmogus, su kuriuo kalbėsi, kad atitiktų tai, kas yra gyvenimo aprašyme. Jeigu kažką parašėt, turėkite atsakymą, ar ne, apie tas pačias mėgstamas knygas, apie nežinau, ten bėgioju, ar ne, tai ar čia 3 kartus per mėnesį išbėgu, ar iš tikrųjų tos maratonus bėgu, ar dar kažką. Tai turėkite atsakymus į visą tai, ką esat parašę gyvenimo aprašyme. Neslėpkit. Jeigu yra tam tikrų dalykų, kurių nesinori papasakoti, ar ne, atleido iš darbo, pavyzdžiui. Tai čia toks, nes dažnai žmonės turi tą, kad papasakosiu pirmiau, negu paklausia. Nereikia, neklausia, tai neklausia, ar ne, gal iš kitų darbų neatleido, gal kitose viskas buvo gerai. Ir čia tas vienas nepasiekimas. O gal dar pasirodys, kad tas kalbinantysis, jisai žino apie tą įmonę ir jau ten 4 pas jį atėjo tokie, kuriuos atleido, nes ten yra vadovas kažkoks. Tai galvoju, ką dar tam darbo pokalbyje. O kaip patartum pasiruošti pokalbiui, ką pasidaryti? Tai aš manau, kad svarbiausia yra nusiteikimas. Tai čia turbūt su kuo reikia labiausiai dirbti, visą laiką į pokalbį ateina 2. Ir tai yra apie 2. Kandidatai, kurie ateina į pokalbį, kad tik tai patikčiau, kad tik tai man pateiktų pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar aš jo norėsiu, tai jiem yra sunkiau. Ta prasme, tada tu stengiasi, neriesi iš kailio, tau viskas tinka ir tu neparodai savęs. Neparodai savo vertybių, neparodai tai, kas tau svarbu, kad ir ką tau pasakoja, tau viskas tinka ir tada ir atrankistas negali suprasti tai, apie ką čia nais. Ir tuo pačiu, tas pats žmogus, jisai po to gaus pasiūlymą, kurio galbūt visai nenorėjo. Ir tas antras, tai būkit savim, nes tikrai galima daug visko prikurti, daug visko papasakoti ir tą darysiu, ir tas patinka, ir taip panaip, bet paskui reikės dirbti. Tai vėlgi priims tave ne tam darbui, kurio tu nori ir tada turėsi bėdą, nes jie tikėjosi ne tavęs, tu tikėjaisi ne to ir tada visi nelaimingi. Tai ties 2 dalykais padirbėti, ties to, kad tai yra lygiavertis pokalbis, renkuosi ir aš, renkasi ir darbdavys, ir ties to, kad aš ateinu parodyti save ir aš tikiuosi, kad darbdavys parodys save ir tada mes atrasim, ar mes vienas kitam tinkam. Aišku, čia idealu, žinau, kad labai sunku, bet ties to reikėtų labiausiai dirbti. Svarbus yra labai kandidato klausimai dar, ne? Kandidato pačio klausimai. Prieš pokalbį galbūt, irgi rekomenduočiau labai pasiruošti klausimus, kuriuos jūs turite ateinant. Ir čia jau tas pasiruošti klausimus prieš pokalbį, ko gero, mes jau dedam antrą sluoksnį ant to, kad pirmiausiai prisiminti, kur jūs ten einate, nes labai dažnai būna situacijų, kad neatsimeni, ko reikalauja, neatsimeni, kuo įmonė užsiema ir kokia ten buvo pozicija, tai šito labai, labai reikėtų vengti ir pirmiausia prisiminti, kur siuntėt, nes jeigu siunti plačiai, tai gali ir pamiršti, ne? Tai vėlgi svarbu labai prisiminti, pasiskaityti, atsiversti per naują ir tada pagalvoti. Išsisaugoti pirmiausia, nes dažnai tie skelbimai būna nebegaliojantis. Taip. Tiesa, dar gal toks greblys, ant kurio kartais užlipa kandidatai, telefoninis pokalbis. Ne visi galbūt supranta, kad skambutis telefonu gali būti pirminis filtras, kviesti į pokalbį ar ne. Ir čia gali būti 3-5 klausimai, tokie visiems vienodai užduodami. Tačiau tie 3-5 klausimai elementarūs, jie nulems jūsų gavimą pakvietimo į pokalbį arba ne. Kodėl sakau, kad greblys, nes kartais žmonės telefonu kalbėdami, leidžia savo familiariai bendrauti arba kažkur ten kramtydami pietus ar dar kažkas. Parduotuvėje. Taip, nesusikaupia. Tai turėkite omeny, kad tai gali būti atrankos etapas ir jisai gali būti tam tikrais atvejais ypatingai, junior labiau pozicijoms, jis gali būti lemiamas, ta prasme, kad arba pateks į pokalbį arba ne. Tikrai taip. Kokių dar patarimų turėtum kandidatams? Taip. Tai aišku, visą laiką, dabar aišku, tų pokalbių gyvų yra pakankamai mažai. Tai jeigu kalbant apie gyvus, tai vėl, kaip atrodai, kaip jautiesi, nežinau, ten gal česnakų nepavalgęs, visi tie tokie labai elementarūs higieniniai ir reprezentaciniai dalykai. Kalbant apie video pokalbius vėl, ar geras mano ryšys, koks yra mano fonas,
kaip aš šiaip atrodau, ar ne, galbūt taip dažniausiai tengi dabar visi, ar ne, viršutinė dalis graži, apačioj ten bet kas. Pižama. Nu, taip, kad ir. Tai, o jeigu netikėtai reikės atsistoti, nu maža kas, nežinau, ten staiga pasirodys, kad kompiuterio laidas ištrūkęs ar dar kažkas, tai, nu kas bus, jeigu atsistosit ir tai matysis. Tai, nu vėl. Iš kitos pusės, kai žmogus tinkamai apsirengia, jis kitaip nusiteikia, jis tada jaučiasi pats savim turbūt labiau pasitikintis, reprezentatyvesnis. Vėlgi, persistengti nereikia, ar ne, ten sėsti video pokalbiui iš namų su kostiumu, galbūt irgi toks jau šiek tiek per daug. Tai turbūt tokie tie minimalieji kriterijai, ar ne? Ir tada, vėl, prieš tą pokalbį turbūt padirbėkit su savo nusiteikimu. Prasme, kokios aš nuotaikos, nepriklausomai nuo to, kas ten bus kitam gale. Vis tiek, kad išliktume tai pozityviai nusiteikę, vėl ne per daug, nepersistengti. Čia turbūt irgi labai dažna klaida, irgi tas, kaip sakai, greblys, žmonės linkę persistengti. Nepasakokit to, ko nėra, nepasakokit to, ko nedarėt. Jeigu jūs kažkokia tai užduotis gąsdina arba, su tuo nesat susidūrę, tai prisakykit. Ta prasme, niekas nesitikė, gerai, kai kurie tikisi, bet iš esmės, neturėtų tikėti supermenų. Galų gale, net jeigu darai tą patį darbą, bet kitoje organizacijoje, atėsi nauja organizacija, vėl bus kitaip. Reikės persimokyti, kai kurie dalykai bus kiti, programos bus kitos, procesai bus kitos, žmonės bus kiti. Tai nebijokit nežinoti, turbūt nereiktų galvoti, kad paklausė ir iškart turiu atsakyti. Viskas okei yra pagalvoti. Netgi viskas okei yra pasakyti nežinau. Arba, ne kad negalvojau šito klausimu. Palaukit, pagalvosiu. Tai parodo žmogaus tikrumą ir tą, kad tada tu gali labiau pasimatuoti kaip darbdavys, ar čia man tokio žmogaus reikia, ar kitokio žmogaus. Indraja, tu užsiminė apie vieną tokią situaciją, kad tiesiog kandidatas griebėsi šiaudo ir labai nori gauti tą darbą. Jeigu mes žiūrėtumėme į kitą spektro galą, mes turime medžiojamus kandidatus, kurie lyg ir taip dažnai galvoja, tai aš čia visai ir neieškau ir visai nenoriu. Kokių pastebėjimų tu turi tokiem kandidatam procese? Tai turbūt, jeigu jisai nenori, tai tu jo ten iki galo ir nesumedžiosi. Bet aš pati asmeniškai, kai aš kalbuosi su žmonėm, aš visą laiką stengiuosi pajausti tą motyvaciją. Ir visą laiką sakau, o kas galėtų būti geriau? Koks pasiūlymas būtų geresnis, negu dabar jūs turit? Ko jūs norėtumėt? Ar kas labiausiai dabartiniam darbė veža? O ko trūksta? Ir iš to jauti. Vis tiek žmogus papasakoja net apie tą dabartinę situaciją, kas jam yra gerai, kas galbūt ne taip gerai. Yeah. Ir tada tu gali pasižiūrėti, ar tu turi tą ar neturi. Jeigu tu tame savo pasiūlyme turi lygiai tas pačias bėdas, kurias jisai dabar turi, tai faktas, kad tu jo nesumedžiosi, jisai bus tas nemotyvuotas, tu jam papasakosi. Vėl, čia jau tas dabar truputėlį į atrankisto pusę pereina, ar ne? Tai atrankistas irgi turi būti sąžiningas. Taip. Jeigu tu pasakosi to, ko nėra, vėl tai bus nepagrįsti žmogaus lūkesčiai ir abudu busit nelaimingi, nes tu turėsi žmogų trumpam, nemotyvuotą plus žmogų, jisai bus apgautas. Tai tie nemotyvuoti, bet jeigu tu jo labai nori, tai tau nesvarbu, ar jis motyvuotas ar ne, ar ne? Bandai išmotyvuoti. Jo. Tik tai, kad aš ką noriu pasakyti, kad iš kandidatų pusės man teko matyti tokias situacijas, kad kandidatas tu sumedžioji, žmogus gal ir nežinojo, kad yra tokia galimybė, ne? Pasiūlai, lyg ir ten sutampa, kandidatas įsitraukia ir eina atrankos keliu, bet jis, kadangi yra sumedžiotas, jis vis dar yra tokiam, kad gal biški nori, gal biški nenori, žinai, čia kelia savo kainą. Ne? Tai va čia kartais, jeigu jūs esate toj patogioj situacijai, kad jūs sumedžioja, turėkite omeny, kad šalia gali būti kandidatavusių, motyvuotų kandidatų ir jūsų ta tokia povyza pasyvumo, jinai gali labai pakišti koją. Tai iš esmės, jeigu nereikia, aišku, persistengti, bet parodyti savo susidomėjimą, interesą, įsitraukimą į procesą yra būtina, nes motyvacija yra vienas iš tų dalykų, ką kiekvienas darbdavys stebi ir vertina, nesvarbu, ar tai yra sumedžiotas kandidatas ar pats kandidatavęs. Žinoma, nes dažniausiai sumedžioja atrankų įmonė, arba paieškos įmonė, o tada jau darbdavys mato tą, ką mato. Taip. Ir tada gali tas susidūrimas ir įvykti, kad... Kaip įvertinti, ar man sekasi ieškoti darbo ar ne? Taip, kai gavai ir tai, ko norėjai, reiškia pasisekė. Iš kitos pusės, kai gavai tai, ko nenorėjai, tai irgi negali laikyti sėkme.
Bet šiaip kalbant apie vertinimą, tai pirmiausia, ar atsiliepia į tavo siūstus gyvenimo prašymus, ar kas nors skambina, ar tave kviečiasi į pokalbį, ar nebūtinai net įsiūstus, yra duomenų bazės, kurios jau užregistruoji, ir ar tau kažkas tai paskambina radę ten portaluose darbo paieškos skelbimų. Tai pirmiausia, ar tau skambina, ar kviečiasi į pokalbius, antra, ar kviečiasi į antrus pokalbius, ar kviečiasi daryti užduočių, ir kiek tu tų etapų praeini. Taip. Ir tada galvoti, kas nutiko, ane, tame etape, po kurio aš nebejau toliau analizuoti tiesiog. Kartais žmogus gali pats atsisakyti. Taip. Jis sakys po pirmo pokalbio, čia vis dėlto ne apie mane. Ar netgi po trečio pokalbio, kai pamatysiu tą vadovą, su kuriuo, arba ten aukščiausią vadovą, ir sakys, ne, man tokia kultūra netinka. Arba pamatys užduotį, pradės daryti ir sakys, ne, man šita užduotis, jeigu tai bus kasdieniai klausimai, irgi ne apie mane. Tai čia, visada gali būti visko. Kam dar reikia būti pasiruošus atrankoje? Kokie dar gali būti etapai ar kažkokie išbandymai, ko mes galim tikėtis? Tai etapų yra skirtingai. Vieni turi vieną pokalbį ir jau tau patikė pasiūlymą, kiti gali turėti ten vos ne 7-8 etapus. Kuris yra geriau? Iškart pasiūlė, kandidatas galvoja, kažkas čia negerai. Ar reikia taip galvoti, ar ne? Tikrai ne. Aš manau, kad tiek vienu atveju, tiek kitu atveju viskas ok. Galbūt, kai yra tų daugiau etapų, tu daugiau pamatai. Susipažįsti su daugiau žmonių, geriau pažįsti kompaniją. Tikriausia, kai yra daug etapų, bus ir užduotis, bus ir testavimas. Testavimas apskritai yra dovana. Ta prasme, darbdavys už tai moka nemažus pinigus. Ir visą laiką tik tai čia kandidatam patarimas, prašykite, kad jums duotų atsakymus. Nes vėlgi ne visos kompanijos tą daro, tai prašykit, kad duotų atsakymus, kad jūs gautumėt, jūs padarėte testą, jūs investavot savo laiką. Prašykit, kad gautumėt savo ar asmenybės, ar protinių gebėjimų vertinimą, ar kažkokį kitokį testą, kurį darė. Nes tai bus jums dovana, tai tikrai pinigus išleido darbdavys, bet jums tai bus, net jeigu jūsų nepasirinks, tai bus atsidėkojimas tam tikras už atranką. Tai tų procesų, per tos procesus labai daug organizacijos pažįsti, per tos pačius testus gali save pažinti, per užduotis, jeigu tos užduotis yra susijęs su darbu, pažinti darbo pobūdį, vėlgi pamatyti gal ten ir visą komandą, kai kuriegi supažintina, ten būna tas etapas, kur komanda tavęs klausinėja ir tu pamatai, galbūt pakviečia kokį vadovų susirinkimą, gal netgi į strateginę sesiją, jeigu tai yra kažkokia aukšta pozicija ir kaip tik išpuola laikė. Tai tas yra labai gerai, iš kitos pusės, ne visada gali tiek laukti. Ir ypač jeigu dalyvauji kokiose 3 atrankose, tokiose ilgose, tai tas, kas pirmesnis, ir visos yra vienodai tau vertingos, visos labai įdomios, tai tas, kas pirmesnis, tas gudresnis. Tada gali tiesiog neišlaukti to kažkurio etapo. Tai čia turbūt visą laiką reikia žiūrėti pagal tai, o ko nori, ir tada, o tai, kiek tai vertės sukuria tiek pačiam kandidatui, tiek įmoniai. Kiti atsisako dalyvauti tuose ilguose etapuose. Taip. Ir galbūt yra priežasčių, dėl ko atsisako, ne? Nes iš tiesų... Tai yra imlų laikui. Taip. Ar Indraja, gali prisiminti kažkokių pavyzdžių, kai teko patarti kandidatui ir sėkmingai susirado darbą, ar galbūt kitokių kažkokių pavyzdžių iš šito proceso? Galvoju, iš paskutinių. Žmogus grįžo iš Amerikos. Sako, ieškosiu čia darbo, atsiuntė gyvenimo prašymą, nepamenu kiek ten tų lapų, bet, taip labai paraštės mažos ir porą lapų ir labai toks prigrūstas tekstas. Sako, pas mus viskas labai svarbu. Paskui tas CV patapo, tikrai kitoks. Vėlgi, aš tikrai tik tai patariau, žmogus viską pats padarė ir pradėjo įkviesti į pokalbį, sėkmingai susirado darbą. Tai tas pats gyvenimo prašymas. Kiti atvejai, kur irgi galvoju, prisimenu vieną kandidatą, kur mes kalbėjomės, paskui po kiek laiko vėl kalbėjomės ir man atsiunčia CV ir aš žiūriu tą CV, sakau, bet čia sakau ne apie jūs. Čia sako, man parašė. Nusipirkau tą paslaugą, sakau, tai jūs nei tas, o kodėl tas? Nes dabar čia tą samdo. Tai vėlgi grįžo prie savo buvusio, ten gal kažką pakoregavo ir irgi susirado tą darbą, kur nori. Ta darbą, kur tikrai širdis, o ne tą, kur buvo pagal tą pakoregavimą. Tai bet čia viskas apie buvimą savim, apie tai, kad tu turi būti tiek gyvenimo prašyme, tiek tame pokalbė turi būti savimi, nes jeigu kažkurioje vietoje truks to vientisumo, tai tavęs nepasirinks. Arba pasirinks dėl to, kad neturi ką rinktis, bet tai nebūtinai norisi tose vietose atsidurti. Tai galvoju iš kitų, kur imitaciniai pokalbiai, kur
pasikalbi su žmogum tą, pražaidi situaciją ir sakai, žiūrėk, va čia bėda, ar ne? Tu persistengi, tu dar kažką darai. Tai... O kokių bėdų gali būti? Tai va tą, ką pasakau, dažniausiai tas persistengimas. Persistengimas, va tą, ką tu minėjai, tai nežinojimas, kur atėjau, ar ne? Žmogus, pavyzdžiui, pradeda pasakot, kaip man čia patinka jūsų va ta vertybė, tai sakai, o kokios kitos, ir tada pradeda kurti, tarkim. Taip. Tai turbūt nelabai kaip skamba, jau iš karto tas, kur tavęs niekas apie tai neklausia, apie tas vertybės, bet jau, kad užsiminiai, tai dažniausiai turbūt paklaus. Ir tada, kai paklaus, jeigu nežinosi, turėsi kitą bėdą. Bet čia tas apie, apie negalėjimą pasakyti nežinau, ten apie tą truputėlį sustojimą pagalvoti, paieškoto atsakymo, kad žmonės tikrai linkia persistengti, linkia pasakot, ne tai, ką iš tikrųjų galvoja, ne tai, ko prašai, ne tai, kas yra jų gyvenimo aprašyme, o tiesiog tą, ką pasiruošė. Ten išmokau kalbelę, kaip aš ten, koks esu nuostabus ir kaip nuo mokyklos laikų kažką darau, ir visiems pasakoju, bet ar tai reikia? Turbūt ne. Pabaigai, Indraja, galbūt tiem žmonėm, kurie šiuo metu klauso ir ieško darbo, ką patartum? Tai kelis dalykus, aišku, tuos jau daug kartų kartojau, tai būti savim, nepamiršt, kad tai yra dvipusis procesas, kad renkiesi ir tu renkas ir darbdavys. Ir jeigu tas procesas užtrunka, tai neprarast vilties. Labai svarbu. Ačiū tau labai už pokalbį ir už tokius vertingus patarimus. Aš tikiuosi, kad jie pagelbės mūsų klausytojams surasti svajonių darbą. Tai dėkui, kad klausėte ir iki sekančių kartų. Jūs klausėte podcast'o Žmogiškieji iššūkiai. Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį adresu žmogiškieji.lt. Podcast'ą prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje. www.audiotekaverslui.lt